Dideliais tempais įgyvendinamas stalininis Vilniaus atstatymo planas. Žvėryne sparčiai augo konditerijos gaminių fabrikas Pergalė. Jos statytojai jau iki rugpjūčio 10 dienos įvykdė metinį statybos darbų planą. Mūrininkų brigada vadovaujama Ivanovo kasdien išdirbio normą įvykdo 150–170%. Baigiami statyti Tiesos redakcijos rūmai. Miesto centre pilnų tempų statomas didelis modernus kino teatras Pergalė. Čia bus viešbutis Vilnius. Dubausko vadovaujama brigada atlieka sudėtingus meninius papuošimus. Statytojai stengiasi išlaikyti senovinį architektūrinį Vilniaus stilių. Grožėja ir klesti jaunosios Tarybų Respublikos sostinė Vilnius.